Ramunės klausimas. Kaip teisingai atlikti šaltus skambučius? Šalti skambučiai vienas iš sudėtingiausių dalykų pardavimus. Mes nepažįstam kliento, klientas nepažįsta mūsų. Šaltų skambučių efektyvumas yra labai mažas palyginti. Tarkim, geras santykis, gerų laikomas santykis yra 1 iš 5. Jeigu 1 iš 5 skambučių pavyksta, mes sakom gerai. Bet būna kartais 1 iš 20, 1 iš 15, 1 iš 10. Niekada nebūna 1 iš 1. Ir dėl to vienas iš svarbesnių dalykų tai nusiteikti tam šaltam skambučiui. Psichologinė treniruotė, pozityvus nusiteikimas, pozityvaus nusiteikimo treniruotė yra būtinas dalykas, darant šaltus skambučius. Kiekvienas skambutis jis turi turėti struktūrą. Tai reiškia, jeigu mes norim padaryti šaltą skambutį, mes turim žinoti, ką mes kalbėsim, kaip mes kalbėsim ir turim būti surepetavę. Tai žinau, kad kai kas nemėgsta, bet šaltas skambutis be scenarijaus praktiškai jūs negalit padaryti jo gerai. Aišku, kai kurie žmonės sako, palauk, bet jeigu yra scenarijus, jeigu aš kalbu pagal scenarijų, tai tada klientas tą girdi. Ir aišku, kad daug žmonių yra girdėję tą. Jam paskambina telefoninio pardavimo vadybininkas ir kalba. Ir aiškiai girdi, kad ta mergaitė, jinai kalba pagal kažkokį scenarijų, jinai sako tam tikrus žodžius, kurie pas ją užrašyti, jinai turi užduoti klausimus, jinai turi pasakyti tam tikrą informaciją. Aišku, kad taip neturi būti. Tai čia yra 2 dalykai. Vienas, turi būti skriptas, turi būti scenarijus. Antra, padarykim jį savo. Nekartokim mechaniškai, kaip papūga. Pardavėjas nėra tas žmogus, kuris tiesiog transliuoja. Ne radio stoty dirbam. Tai reikia reaguoti klientą. Kartais tenka kūrybiškai keisti tą scenarijų, kurį mes esame užsirašę, bet surepetuotas scenarijus visada padeda. Reiškia, skambutį, šaltą skambutį, tada, kai turim scenarijų, mes visada padarysim geriau negu be scenarijus. Tai antras elementas. Jis turi turėti struktūrą. tą scenarijų mes turim surepetuoti. Taip tariant, mes turim daug kartų pakartot, išbandyt, mintinai žinot. Po to mes bandysim jau su klientais. Parašėm scenarijų, išbandėm nekalbėdami su klientais, galim su draugais, su pažįstamais, su kolegom, jeigu turim draugą, kuris dirba kartu, kolegą, pasikalbėkim su juo. Išgirskim klausimus, išgirskim prieštaravimus, kaip jis reaguoja, tipinės reakcijas. Pakeiskim tą scenarijų. Tai treniruoti yra labai svarbus dalykas. Ir matyt, kad vienas iš kertinių elementų jau pokalbio metu, tai sudomint klientą. Ir mes tiksliai turim žinoti, prieš pradėdami kalbėti su klientu, kokią naudą aš jam galiu pasiūlyti. Tai o kodėl jis turėtų manęs klausytis? Labai dažnai šalti skambučiai skirti tam, kad susitikti su klientu. Klausimas, kodėl jis turėtų su manim susitikinėti? Kokią naudą jis gali gauti? Galbūt mes sutaupysim, galbūt mes jam palengvinsim, galbūt mes jam pagreitinsim, galbūt dar kokią nors naudą duosim, bus patogiau, maloniau, komfortiškiau. Nežinau. Kiekvienas turi savo. Tai priklausomai nuo mūsų produkto, priklausomai nuo kliento, kažkokią potencialią naudą mes turim pasakyti. Ir jeigu jau mes norim susitikti su klientu, pavyzdžiui, tai vėlgi du dalykai svarbus. Tai klientas turi jaust, suprast, kad yra potenciali nauda. Ir tuo pačiu turi trūkti informacijos. Nes jeigu pakanka informacijos, dėl ko susitikinėti, nėra jokios prasmės. Tai tardamiesi dėl susitikimo mes turim pateikti nepakankamai informacijos tam klientui. Ir tuo pačiu turi būti intriga. Tai jisai turi jausti, kad egzistuoja arba gali būti potenciali nauda iš to susitikimo, kurio mes siekiam. Jeigu mes pardavinėjam telefonu, tai mes nenorim susitikti, mes norim parduoti produktą arba paslaugą telefonu. Tai tada mes turim pereiti per tuos pačius pardavimo žingsnius, užduoti klientui klausimus, suprasti situaciją. Dažniausiai tie klausimai, jie yra trumpi, mes negalim be galo klausinėti, mes negalim užduoti 6 klausimų ir tikėtis, kad klientas maloniai su mumis bendraus. Dažniausiai tai yra vienas klausimas, kartais 2 klausimai.
tada mes turėtume pasiūlyti klientui, žinot prieštaravimus, kuriuos jisai mums gali pasakyti, žinot atsakymus, atsakyti prieštaravimus į abejonės ir užbaigti. Užbaigimo technikos. Procesas nieko nesiskiria nuo to akivaizdaus pardavimo, kada mes susėdam su klientu prie stalo ir bendraujam su juo. Kokiam savybėm turi pasižymėti šaltų skambučių pardavėjas? Koks jis turi būti? Šaltų skambučių pardavėjas, jis turi būti pasitikintis savim žmogus. Nes jeigu taip nėra, tai tie 4 neigiami atsakymai iš 5, tai čia geru atveju 4, gali būti 6, 8, 10. Ir kartais jūs gali daryti šaltus skambučius vieną po kitą. Ir tik tai 10 skambutis bus teigiamas atsakymas. Tai tas žmogus turi gebėti paskambinti ir vis dar tvirtai ir pozityviai jaustis 9 kartus. Tai be to neįmanoma, nepavyks. Arba tie skambučiai taps mechaniškais. O ką mes kartais girdim? Paskambina ir labai aiškiai girdim, kad mechaniškai kalba. Neturi tai būti. Jis turi gebėti greitai reaguoti į situaciją. Bet čia, man regis, yra įgūdis, bet ne kokia nors savybė. Tai netgi lėčiausias žmogus gali labai greitai išmokti reaguoti į situaciją, jeigu jis turi įgūdį. Čia ne nuo savybė matyti priklauso. Ir jam turi patikti. Čia irgi svarbus dalykas. Jam turi patikti daryti šaltus skambučius, kalbėti su žmonėmis, kurių jisai niekada nėra sutikęs. Ir jis turi tikėti tuo, ką jis parduoda. Aišku, tas galioja bet kam, bet kuriam pardavėjui. Tai sėkmingam šaltų skambučių vadybininkui, matyt, svarbiausias yra psichologinis pasirengimas. Tai apibendrinant galim pasakyti, kad visų pirma turi būti scenarijus. tą scenarijų reikia surepetuoti. Turi būti nauda klientui. Jis turi iš antro sakinio jausti, kad yra nauda. Ir pardavėjas turi būti labai gerai pasikraustęs psichologiškai ir tvirtai jaustis. Tam, kad nemestų ragelio, kai klientas 6 kartą pasakė ne. Tai gerai. Kartais ramiai pasako klientai, o kartais jie keikiasi. Ir sugebėti nepriimti asmeniškai to keiksmažodžio yra labai svarbus įgūdis. 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 Nes šito galim išmokti.